Tai sveiki gyvi visi susirinkę. Labas, Inesa. Labas rytas, labą dieną visiems, labas Ramūne. Mes šiandien turime jums labai tokių gerų naujienų, ne? Dalinsime. Kažkas su Inesos garsu, jūs parašykit, aš tuo pat įsijungsiu komentarus, kad matyčiau. Jeigu jaučiate, kad kažkoks garsas yra netoks, rašykit gerai, nes Ineso, aš truputį gerai girdžiu, truputį prasčiau girdžiu, o man labai labai svarbu, šiandien mes kalbame, tikriausiai visi matot, ar ne, apie labai dažną susirgimą ir Inesa apie jį turi labai daug informacijos ir gali kalbėti iš savo patirties, iš savo klientų patirties, todėl kad visada gyvenime, kai mes kažkokią turim problemą ir turime jai sprendimą, mes apie tai kalbame garsiai. Tai va, Inesos aplinkos rate labai daug klientų turinčių panašią problemą ir Inesa jiems tikrai yra padėjusi ne kartą, ne du ir ne 100. Tai va, tai gal labai trumpai aš tik pasakysiu, kokią temą mes šiandien kalbame, ar ne? Ir tada, Inesa, truputėlį galbūt, kiek tau leis tavo, kiek tu gali sau leisti papasakoti apie savo problemą, labai neužsiminint kol kas apie tai, ką tu darai. Tiesiog, aš suprantu, noriu pasakyti, kad mes esam ne burtininkai, ne stebukladariai ir mes tikrai negalime išgydyti visų problemų. Mes turim galimybę palengvinti bet kokią situaciją. Ar tai būtų skausmas, ar tai būtų kažkokia kita problema. Mes turime galimybę priemonėmis atitinkamomis palengvinti. Taigi, bet mes šiandien kalbėsime apie problemą, kuriai jeigu tai yra genetiškai ir jeigu tai yra labai sunkus atvejis, tikrai pagalbos galim mes ir nepadėti, ar ne? Tada jau yra tam medikai. Taigi, tikriausiai visi puikiai man pritars, kad kojų nuovargis, maudimas, artinimas, venų varikozės liga sergantiems asmenims puikiai žinomi, pažįstami ir gyvenimo kokybę stipriai apkartinantis pojūčiai. Ir visi puikiai žinome, kad paskutiniu atveju yra venų operacija. Ir kad išvengti venų operacijos yra alternatyva, kurią rekomenduočiau išmėginti. Taigi, operaciją išrinkčiausi pačią paskutinę, kiek tik įmanoma vėliau, kad, visų pirma, išmėginčiau visus kitus įmanomus būdus, ar ne? Tegul tai bus ir medikų pagalba, bet tik ne operacija. Bet mes su Inesa ir TND kompanija turime truputėlį dar kitokios pagalbos. Vėlgi, tai Inesa, kiek dabar gali tu truputėlį apie savo problemą pasakyti, aš tada apie tą stebuklingą dalyką, apie kurį mes kalbėsim, ir tada dalinuosi skaidrėmis. Pirmiausia, paklausiu, kaip girdisi. Labas Vaidutė. Vaidutė, gali parašyti, ar gerai girdisi, nes aš dabar nemačiau komentarų. Taip, bet tu gali po trupučiuką kalbėti, matai, komentarai užvėluoja truputėlį. Labai smagu, Vaidut, kad tu visada kartu su mumis. Dėkuoju, kad jungiatės ir komentuojate ir palaikote mus. Tai iš tikrųjų, aš gal esu iš tos pusės žmogus, kuris turi paveldėjimą. Venų problemos, tai yra paveldėjimas ir tai yra jau neišvengiama, bet yra įmanoma pristabdyti šitus procesus tam tikromis priemonėmis, atitolinant, kaip Ramūnė sakai, patį paskutinį dalyką operaciją, nes tai yra neišvengiama vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau. Bet aš dabar galvoju, kad venų problemos pas mane prasidėjo nuo pirmojo gimdymo, manau, kada jos išryškėjo, tai buvo man jau 18 metai, tai man dabar šiai dienai yra 36 metai, tai pagalvokit, kiek metų ir aš dar gyvenu be jokios operacijos, ar ne? Aišku, eina laikas, šitiek metų galėjau sau ramiai gyventi su tam tikrų priemonių pagalba, palengvinant situaciją, kol nėra labai blogai ir nereikia laukti, kol bus labai blogai. Ir dabar prieš 7 metus, kai laukiausi dukrytės, nėštumo metu naudojau irgi šį gelį. Tai galiu pasakyti, visiškai netino kojos, kas dažniausiai būna nėščiosiom, nesvarbu, ar turi problemų, ar tu neturi problemų, tiesiog būna šitas, net labai stipriai tinsta kojos, moteris negali net vaikščioti. Tiesiog turi daugiau ilsėtis, gulėti.
ir garsas trūkčia, ar ne? Nu, blembačkis sako vis tiek trūkčia, bet ar įmanoma, nes, sakau, tu kartais pasakai 100, dar kažkas tokio labai ryškiai iš tikrųjų, bet galbūt kiek įmanoma arčiau, bet girdėti eina, ar ne, Vaidutė? Tikrai nėra kažkas, būtų labai didelis diskomfortas klausytis. Aš dar Bent jau man taip. Pamažinau tenais garsą, įlindau šiek tiek, gal kad esu lauke, gal ryšys iš tikrųjų gali būti irgi. Tai, va dabar gerai girdžiu, labai gerai. Aha. Ir tuomet grįžkime prie mano pasakok. Visą nėštumą tiesiog vaikščiau netino kojus ir mano ta vena tokia, kuri buvo išryškėjusi, naudojant priemonę, ji tikrai sumažėjo, nes ir vyras sakė, kad akivaizdžiai matosi. Ir tiesiog laiks nuo laiko aš vis naudojau, aišku, stiprinam organizmą ir iš vidaus, čia išoriškai neužtenka ir maisto papildai turėtų būti ir tai, kas stiprina kraujotaką, kraujagyslės ir skysčių vartojimas ir tiesiog ir sportas, judėjimas, kas yra neišvengiama, ką mes patys galime padėti, kaip pagelbėti savo. Ir šiai dienai aš važiavau, kaip tik man tokie video dabar darom, kad lankiausi, norėjau sužinoti, kokia mano situacija yra venų ir važiavau pas gydytoją chirurgą. Ir trumpai paminėsiu, taip, mano situacija yra dabar šiai dienai tokia, kad yra venų varikozė 2 stadija, bet nėra jokių komplikacijų, nėra uždegimų ir labai kažkokių ten didelių negerumų. Kaip sakant, ateina laikas, kada tiesiog jau tu turi susižiūrėti, ką tau toliau daryti, nes man iki tol nereikėjo nei vieno operacijos, tiesiog užteko priemonių ir gydytojas pasakė, kad jau reikėtų daryti operaciją. Ta prasme, tai nėra, kad čia ir dabar, šiandieną ar tai rytoj, bet tiesiog jau yra tokia situacija, kad jau reikia šito dalyko, jau yra, kaip sakant, jau geriau jau nebus. Bet operacija nėra taip baisu, nes šią dieną yra ir lazerio operacijos, nebėra tik tai, kad anksčiau tik tai, kaip sakant, pjūvis ir visa kita, bet kai pagalvoju, kiek metų, 16 ir pas mane ten daugiau nebuvo, nes mano mamos tai visos kojos, kaip sakant, tas venos išryškėjusios, jinai irgi jau darėsi operacijas, bet mano mama tai už mane vyresnė. Ir po operacijos naudojo mūsų priemonės, tai tikrai palengvina ir tikrai gal aš trumpai, paskui dar pasidalinsiu ir kliento atsiliepimais, mes eisim toliau. Tai būtų kol kas tiek, gelbėjo labai, pinimai ir mėlynė nesenai buvau susitrenkusi koją, tai 3-4 dienos išsivaikščiojo mėlynė. Jo, labai iš tikrųjų labai smagu, labai dėkoju Inesa už tavo pasisakymą ir taip, tu esi teisi ir dar kartą pakartosiu, mes nestebukladariai. Situaciją palengvinti galima, labai džiaugiuosi, kad tu 7 metus tvarkeisi va šito gelio, apie kurį aš dabar truputėlį užsiminsiu ir kad tai yra dar viena pagalba, dar viena galimybė mums išmėginti kažką tai, nepulti iškart operuotis. Ir juo labiau, kaip Inesos atveju, tai yra genetiška. Ir tu prieš genus nepašokinėsi, ar ne? Taigi, bet situaciją sušvelninti, palengvinti galima visada. Taigi, šiandien mes norim su Inesa jums pristatyti žolelių gelį Slavitoną, sukurtą Altajaus krašto Kinijos tradicinės medicinos, pagal Kinijos tradicinės medicinos receptus, kuris gerina kraujotaką visų pirma, valo limfą ir cholesterino kojose, nežinau, kas tai yra, vakar labai domėjausi, nelabai radau, stiprina kraujagyslių sieneles, atstato venų elastingumą, grąžina kojoms lengvumo pojūtį, naudojamas turint tromboflebito problemą, patinusias kojas, vidinių venų uždegiminį procesą. Na ir labai svarbu tikriausiai būtų paminėti, kas įeina į šito gelio sudėtį. Aš tik noriu pasakyti, kad tai yra natūralus praktiškai venotonikas. Todėl, kad į jo sudėtį įeina, kaip ir į daugelio TNT kompanijos produktų, daug natūralių iš gamtos paimtų ingredientų. Taigi, veiklieji komponentai, čiobrelių ekstraktas pagerina medžiagų apykaitos procesus. Super. Jūros dumblių ekstrakte esantis didelis kiekis naudingų medžiagų skatina efektyvų odos drėkinimą, gerina tonusą ir elastingumą. Jonažolio ekstraktas įeina į sudėtį, turi tonizuojančių savybių, stiprina kraujagyslių sieneles. Vaistinių ramunėlių ekstraktas padeda suaktyvinti medžiagų apykaitos procesus. Mentolis suteikia vėsinantį pojūtį. Ypatingai šitas gelis tinkamas naudoti
po kažkokios tai intensyvios dienos vakare atsigulus, nusiraminus, išsitepti. Kojos būna kaip ant debesų, atvėsintos, pailsėjusios. Labai gerai, kai apie komentarus pradėsim kalbėti, prisiminiau vieną mergaitę, kuri iš mano aplinkos, kuri pasakojo apie tai. Taigi, pasisakysiu paskui. Dar į sudėtį įeina paprastasis apinių ekstraktas, įsivaizduojat, aš jį naikinu, jisai tiek vertės turi. Yra vitaminų, organinių rūgščių ir flavonoidų šaltinis. Jis taip pat tonizuoja ir minkština odą, turi baktericidinį poveikį. Ir pats didžiausias, ko gero, venotonikas, tai yra arklinių kaštonų ekstraktas. Taip, gerai išgirdot. Veikia kaip antioksidantas, apsaugo odą nuo neigiamo aplinkos poveikio ir padeda pagerinti venų sienelių tonusą. Na ir žinoma, įeina sodinio hamamelio ekstraktas, tada dar paprastojo rozmarino ekstraktas, kuris gaivina, tonizuoja ir daugybė kitų naudingų medžiagų. Tai va, tai gal prieš pradedant dalintis skaidrėmis aš dar leisiu kažką tai pasisakyti Nes apie tą geliuką ir dalinuosi skaidrėmis, ar ne? Aš tą gėlę atsinešiau parodyti. Va, parodyk kaip tik gėlį, kol aš pasidalinsiu. Ir žinot, aš dabar tikrai Ramunė pridėsiu prie tų tavo, kur paminėjai augalinių ekstraktų, 96% įeina natūralūs ingredientai. Ir šiandien pamačiau, kaip Čekijoje dalinosi, kad ir tenais filmukas, kuriame moteris dalinosi, nuo ko naudoja šitas Laviton gelį. Tai man buvo naujiena, kad jį galima panaudoti net 51 problemai spręsti. Aš negaliu patikėti, ta prasme, kad jis tiek daug variacijų galima su juo palengvinti savo sveikatą. Taip, Inesa, matosi skaidrės? Taip, matosi gerai. Taip, nu tai va, tai dabar tada tu, Inesa, aš žinau, kad tu turi labai daug iš savo gyvenimo patirties, todėl kad Inesa buvo laikas, kai turėjo krautuvėlį ir tenai tikrai sulaukdavo ne vienos klientės, o vieną tai tikrai žinau, kuri pirko ne vieną, ne dvi ir ne tris tubelės, kaip naudoti ir viską tu dabar gali pasakoti iš patirties, iš savo tų gyvenimiškų istorijų, kaip savo padėjai šito geliu, o aš po truputėlį keitinėsiu tas skaidres ir klausydamasi tavęs galbūt kažkur kažką pridėsiu. Gerai, tada aš pirmiausia nuo savęs, nes tikriausiai vis tiek kaip pats save išbandai ir naudoji ir visai yra kas kito. Pagrindas šito gelio būtų naudojamas ryte ir vakare, nedidelį kiekį įmasažuojam. Svarbiausia yra pagrindinis procesas įmasažuoti iki sausumų. Jo nereikia tikrai daug ir jaučiasi toksai mėtos kvapas, dabar yra atnaujinta pakuotė ir tiesiog toksai netgi labiau jaučiamas toks vėsinimo pojūtis, ar ne? Tai tiesiog aš irgi, kaip pirmai užsiminiau, naudojau viso nėštumo metu šitą gelį. Ir klientės, kurios atėjo tiesiog vietoje, mes parduotuvėje parodydavau, išbandydavom. Ir tikrai, jeigu yra maži, mini tokie paviršiniai kapiliarai, tokie nedideli smulkus, tai per laiką naudojant tikrai atėjo ne viena klientė patvirtino, sako, žinok, Inesa, man tie kapiliarai išsivaikščiojo. Aš nekalbu apie tas didelės iššokusias venas, kurių jūs jau šiek tiek tik tai vizualiai galite pamažinti, bet mini kapiliarai, jie išsivaikšto, jie išeina. Plius yra saugus nėščiose, moteris gali drąsiai naudoti nėščios, nes sako, kad ne viską galima naudoti, kadangi tai yra žolinis produktas, mes jį drąsiai galim naudoti. Toliau ne viena klientė yra atsiliepusi, kad iš po operacijos jau turi 20 metų, vėlgi irgi venų problemos ir uždegimai. Tiesiog sako, aš jau niekada, žmonės tiesiog bijo dalintis kažkodėl gerais dalykais, jie nesidalina. Arba dabar jau gerokai aktyviau dalinasi, bet visada tiesiog tyli. Ir, pavyzdžiui, pas mane daugiau yra gyvų atsiliepimų, aš Facebook'e, tiesiog mažiau aš Facebook'e dalinuosi, ar ne, tais visais tiesiog atsiliepimais, bet dabar tikrai sakiau, rinksiu, nes ir žmonės drąsėja. Ir kokia yra pagalba, kad ir iš po operacijų, ir prieš operacijas naudojant tikrai palengvinama situacija, kai nereikia vartoti ištisai žmogui vaistų, nes tikrai būna uždegiminiai procesai, kada ir degina tas kojas, atrodo jau tau skauda ir tu nebežinai, kaip tau padėti. Tai vienas įnamiausių produktų, iš tikrųjų, kurių mums nuolatos netgi ir pritrūksta sandėliuose, ypatingai vasarą, ypač dabar, kai yra karšta, kai tikrai tinsta kojas, ar mes išvykstam į kokias keliones,
ar tiesiog daug vaikštom visą laiką, iš tikrųjų turint šitą gelį, vakare tepam kojas, einam ilsėtis ir tikrai jaučiam, kaip tos kojas palengvėja. Arba ateidavo dar klientės, kurios dirba barmenės, sunku darbą, arba po 12 valandų, 14 valandų. Sakau, tikrai pabandykit šitą gelį, pamatysit, koks yra jausmas, iš karto jūs pajusit efektą. Ne tiesiog, kad čia aš pasakoju, ką jisai daro, bet čia faktais jau yra per tiek metų, kai sakau, kiek yra surinkta ir žmogus paskui rašo, sako, Inesa, ačiū tau, nes tu tikrai pagelbėjai. Ir dabar nesenai dar pasakau Ramūnei, kai pradėjau kelti į istoriją, tiesiog savo faktais išbandytais ir mėlynės, ir vaikams sutrenkimai mėlynės, tarkim, daug greičiau užgyja ir mamos vaikučiams naudoja ir netgi pasirodo ir krūtinės, jeigu skausmas yra, ar tai gerklės skauda, čia kai dalinasi, kad naudoja gerklės skausmui. Tai dabar mes ten tikrai pasiaiškinsim 51 būdą, kur dar galima panaudoti. Ir kad ne tik kraujotakai ir mažina tinimą, ir kapiliarai, ir visą kitą. Ir dar žinau, kad Ramūnė turi istoriją klientės nesenai, kurią pasidalins su mumis, ar ne? Jo, ir aš norėčiau dar tik tai papildyti, kai tu sakai, kad kažkokiam tai barmenėm tenai esi pasiūliusi, tai va būtent mano ta istorija viena ir yra apie tikrą istoriją, apie mano aplinkoje esančią mergaitę, kuri irgi dirbo kavinėje, padavėja ar prie baro stovėjo, nesmė tame, kad visą tą laiką 12 valandų reikėjo stovėti ant kojų. Tai va jos buvo pasisakymas, kad sako, tu neįsivaizduoji. Sako, aš grįžus iš darbo, pasitepu tuo geliu kojas ir nuovargis tarsi pranyksta. Nes suprantat, kai tu stovi ilgai, kojos užkaitusios, patinusios, ar ne, nuo tos įtampos, o jis vėsina, sudėtyje esančiais vienatonikai vėsina, gaivina, malšina. Tai natūralu, kad tas jausmas yra daug geresnis. Ir būtent važiuojant į keliones, ypatingai tas kelionės, kur yra pažintinės, kur mes daug keliaujam, būtina vežtis Slavitono gelį. Na, tos mūsų, kur mes su kompanija važiuojam, tai ten būna tokios daugiau poilsinės, bet būna ten kelios dienos ir tos tokios ekskursijų dienos. Tai vat būtent iš po tų dienų labai gerai kojas truputėlį pakėlus aukštėliau. Pirmiausiai, kaip Inesa kad sakė, atsigulti ramybės būsenai, pabūti keletą minučių ir tada šituo geliu įmasažuoti kojas. Ir rekomenduotina įmasažuoti visą koją per visą ilgį, iki pat pabaigos kojas. Masažuojant aišku, visi puikiai žinom, kad masažuoti pradėti reikėtų nuo pėdų, ar ne? Tai va, tai žodžiu, tai šita istorija yra mano irgi barmenių. O apie tą naudojimo būdą, kaip Inesa sako, 51 ar 52 būdai, tai čia jau patys žmonės prisigalvoja, kaip ir su mūsų pleistrais, kaip ir su mūsų dezodorantu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir Inesa yra pati... Man galėčiau vieną irgi atvejį papasakoti iš savo patirties, tai buvo Inesa, nesvarbu, kad tai mano partnerė, bet ji buvo atradusi, dar aš atsimenu, prieš daug metų, dar tik pradžioje mūsų verslo, prisimeni Inesa, kai tau skaudėjo nugarą ir tu sakai, pasitepiau, įmasažavau, būtinai įmasažuoti Slavitono tepalą. Aš dar galvoju, nuskausmams ortofitas yra, bet tu įmasažavai Slavitoną ir tu sakai, kad tau padėjo. Nu tai va, tai dar viena tikra istorija. Taip, na ką. Nu ir einam tada prie mano atsiliepimo. Žinokit, aš žinau, kad šitas Slavitonas yra labai geras, kad jisai tikrai labai daug kam yra padėjęs. Vėlgi sakau, nestebuklas, ne burtas kažkoks, tai kad pamosim burtų lasdelė ir sutvarkys visas problemas. Jeigu tai yra genetiškai, tai praktiškai nieko negalima padaryti, ar ne? Tik palengvinti situaciją. Bet ne per seniausiai čia man parašo viena mergaitė. Žodžiu, sako, kamuojas, kaip matot, žinote, kamuojasi 3 savaitės, skauda venos ir panašiai. Ir sako, užmačiau šitą gelį. Aš jau jūs, kas mane pažįstat, žinot, kad aš esu tokia pakankamai skeptikė ir labai taip stipriai, ta prasme, tikiu pleistrais, tikiu dar kažkom. Bet kad, kai 3 savaitės žmogus kankinasi ir tada pamato gelį šitą ir man siunčia žinutę, kad vienu žodžiu nori šito gelio. Tai aš labai norėdama, kad jai padėtų, bet stipriai 100% tikrai neturėjau vilties, kaip ir su tais įklotais, ar ne? Vėlgi, labai noriu, kad padėtų, bet visiškai, kad taip 100% būčiau užtikrinta, kad tikrai padės, nes vėlgi tai yra neburtas, ar ne?
Taigi, ir kaip matot, sutarėm, kad aš jai siunčiu. Ir man tai juokingiausiai, kad jinai ten man sako, man žiaurinis venos uždegimas, jau 3 savaitę kamuojas ir panašiai ir panašiai. Aš čia jai rašau 3 savaitę, garso žinutę siunčiu, nes vairavau, aišku. Jinai rašo, nieko nėra, jei padės, dirbsiu su Tiende. Tas tai mane prajuokino ir tyčia aš įdėjau šauktukus. Nu ir aš tada aiškinu, kaip ten reikia naudoti kojams ir panašiai. Jinai rašo rankoms. Ta prasme, aš apie rankas nesu girdėjusi nieko. Nu, žodžiu, daugkartinis kraujo davimas, įsivaizduot, sudegino venas ir ten jau pas ją gumbai, skausmai begaliniai. Žodžiu, niekas nepadeda. Kraujo donorystės pasiekmė. Nu ir ką? Ir aš jai šitą gelį išsiunčiau, ji man parašė trečiadienį, jeigu neklystu, aš jai išsiunčiau 4, o žinutę gavau 1. Labutis, negaliu nepasidalinti, jau nebeskauda. Vakar dar čiučiut skaudėjo, šiandien sveika kaip ridikas. Ačiū už puikų tepalą. Žinokit, aš vos neatsisėdau. Aš šitą žinutę paskaičiusi, vos neatsisėdau. Aš čia ilgą žinutę jai siunčiu, kad gal tu dar ir kažkokių vaistų geri. kad būtina dalintis tokiomis žinutėmis, jinai rašo. Ar galiu dalintis, vardą nukirpsiu, jinai rašo, galiu naudoti su vardu, man visiškai neturiu ko slėpti ir dar pridėjo, kad jokių vaistų nevartojau. Tai žinokit, sakau, aš visada noriu žmogui padėti, bet kad šitaip žmogui galėčiau padėti, kad šitaip, sakau, neina apsakyti to jausmo, kai tu suvoki, kad tu padėjai, kad tu kompanijos produktais palengvinai žmogui dalį. Lygiai taip su pleisteris, sakau, būdavo, kai žmogus man pasakydavo. Tai va, tai žodžiu, turiu dar vieną būsimą savo verslo partnerę. Jurga, girdi? Toliau. Nu, va, ir dabar daugybė kitų atsiliepimų. Ko gero, aš neskaitysiu, jūs patys skaitykit. Inesa galbūt dar kažką atsiminė, nori papasakoti. Kinesiukai, žinok, vėl tavęs sunkiau girdėjau, tai kiek įmanoma. Žinok, mes labai prastai matomės dabar, tik mažuose lankiukuose, tai tu gali telefoną prisikišus prie savęs kalbėti, jeigu dar kažką turi pasakyti. Galbūt mano kalboje išgirdai, kol visi skaitys atsiliepimus. Taip, iš tikrųjų, kai tu pasakei apie rankas, kad kalba eina apie kojas pagrindę, ar ne, su venų slavitonų, tai kadangi kraujotaka yra visam kūnui, kraujagyslės, venos ir taip toliau, tai reiškia, yra tinkamas visam kūnui. Ir nugarai vėlgi, kaip aš tada neturėjau su ko patepti, tiesiog palengvino situaciją. Tai ir vaikučiai, jeigu susitrenkia, jeigu mėlynės, mes turime ir kitų gėlių, yra ir ortofitas nuo skausmo, mes ateityje galėsim ir apie juos papasakoti daugiau, turime tikrai gausybę atsiliepimų, tai kas neturite, kas nebandėte, tikrai galite kreiptis. Arba dalintis netgi savo istorijom, savo atsiliepimais po mūsų live'ų, tikrai kuo daugiau bus atsiliepimų išbandytų istorijų žmonių, aš manau, tuo labiau patikėsite, kad tikrai veikia. Nors čia mes šiandien tikrai nemažai kėlėm. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu dalintis. Iš tikrųjų, kai sakau, tikrais faktais, neišgalvotais faktais, kada yra priemonės, kurios veikia. Ir iš tikrųjų, kaip aš Slaviton gelį atradau, kaip pagalvoju, čia TND tiek yra daug produktų ir neįmanoma visko išbandyti, bet tiesiog, kai tu pabandai, naudoji, bet to reikėtų naudoti. Nuolatos. Taip. Nebus taip, kad tu panaudoji vieną dieną ir pasakai, man žinok, neveikia. O kiek tu kartų naudoji, kai paklausi, būna kartais tokių skeptikų. Nu tai vieną kartą patepiau. Tai ko norėti iš vieno karto? Tabletė išgerus taip. Gal ir bus iš karto, bet tai bus tabletė. Jeigu norime geresnio, ilgesnio rezultato, tai reikėtų panaudoti ilgiau, nes tai yra vėlgi žolinis produktas. Ir kaip Ramunė sakė, mes ne gydytojai, mes nesam medikai, bet mes dalinamės patirtimi. Jeigu yra tam tikros situacijos, visuomet nukreipiam pirmiausia pas gydytoją, išsiaiškinti savo situaciją, ar galima naudoti, ar negalima naudoti, kuo mes galime jums padėti, bet visi, kas kreipiasi, tikrai mes randam bendrą sprendimą, bendrą pagalbą ir kitą kartą įdėjus netgi smagu pasidžiaugti, kai tu žmogaus net nepažįsti, jis galbūt net ne iš tavęs pirko produktą ir jis dalinasi atsiliepimais po tavo postai. Matau, Ramunė, dar aš jau pabaigsiu. Jo, mes kadangi šiandien turim tik tai pusę valandos, dar liko 5 minutės, tarkim, ar ne, tai va, tai tik tai norėjau pasakyti, kad va, labai gerai tu pabrėžiai,
Nu, jūs negalvokite, kad užtepę gėlį vieną kartą jau problema išsispręs. Jo labiau mes kalbam apie labai rimtą problemą. Kadangi tai yra labai rimta problema, kuri metų metais kaupėsi, galbūt kol jinai pradėjo mums trukdyti ar ne, tai jau mes būkim pasiruošę, kad teks padirbėti ilgėliau. Arba operacija. Bet aš vėlgi, aš kaip ir pradžiai sakiau, aš išmėginčiau visus alternatyvius įmanomus būdus, kad tik nereikėtų operacijos, kad tik nereikėtų operuoti. Taigi, aš gerai žinau, kad viena klientė pasinesa dar tuo metu, apie kurią aš norėjau, kad jinai užsimintų daugiau, kad jinai nusipirko 1, 2, 3 ir 4, daugiau nežinau, aišku, kad pirko ir toliau. Jie nusipirkusi, sunaudojusi 2 šitas pakuotės ar tuteles gėlio, jie atėjo pirkti 3, nes jinai matė rezultatą. Tai va, mėlieji, kai būsit sunaudoję 1 pakuotę, kai tada sakykit jums, padeda ar nepadeda. Nes labai dažnai, kaip Inesa paminėjo, sako, man nepadėjo. O kiek naudoju? 2 kartus, 3 kartus. Ta prasme, jeigu tu turi rimtą problemą, rytą, vakarą. Ir kai jau būsi sunaudojęs 2-3 pakuotės ir tada tikrai man parodys nuotrauką prieš ir po, nes mes prie vaizdo priprantame, nepamirškit to, norit pamatyti rezultatą, nusipaveiksluokite kažkokį tai daiktą prieš ir po panaudojimo. Kai sunaudosi 3 pakuotės, palyginsim nuotraukas. Jeigu tai yra skausmai, jūs jau tada tikrai galit pajausti skauda ar neskauda. Ir dar žiūrėkit, įdėjau dar vieną tokį, turim stebuklą. Nežinau, ar dar kažkas turi ar ne, bet aš tai tikrai dar jį turiu, pasivaikščiojimas miške. Tai jeigu slavitoną mes tepame, įmasažuojam į visą koją, tai va šitą emulsiją, šita emulsija yra skirta probleminiam vietom. Tai yra truputėlį galbūt labiau koncentruotas gelis, jame daugiau visko yra, bet jis yra skystesnis. Taigi jį įmasažuojam į probleminę vietą, tada visą koją su slavitonu ir šitaip išsprendžiame dar daugiau problemų. Bet, kiek girdėjau atsiliepimų, jis taip pat ir skausmus malšina, ir tvarko venų problemas, ir daugybę kitų dalykų. Taigi, nežinau, galbūt dar kažkur yra, mes laukiame, aš labai tikiu, kad jis atsiras, bet šiai dienai jo nebėra. Aš turiu ir nežinau, galbūt dar kažkas turi. Jeigu kažkas turite rimtą problemą su venomis, rašykit man. Tai tikrai dar vieną turiu. Na ir žinoma, kaip Inesa sakė, reikia dar truputėlį stiprinti save ir iš vidaus. Ir štai yra pas mus toksai labai skanus, man tai visai skanus maisto papildas su karčiaisiais, apelsinais ir avietėmis. Žodžiu, į vandenuką išsimaišai, geri kaip kokteilį, jis truputėlį kartoką skonį turi, bet labai turtinga sudėtis. Ir jeigu mes apjungsime ir iš vidaus, ir iš išorės, aš manau, kad problemą dar lengviau išspręsim. Ir tik išbandę visus būdus, eisime operuotis. Gerai, o dabar pagaliau vėl sugrįžau. Va, ką tik patepė kojas. Aš matai, kai aš matau skaidrės, aš negaliu matyti komentarų. Tatjana rašo, kad tik patepė kojas. Labai dėkojam už visus komentarus. Laimutė, Vaida, Tanė. Labai gera, kad jūs esate kartu su mumis. Na tai ką, aš manau, kad šiandien mes tikrai davėme labai daug informacijos. Galbūt Inesa dar kažką pridės ir tada atsisveikinsim ir būsim neprailgusios. Aš trumpai, Ramunė, kol tu pasakoji, aš atsiminiau dar vieną klientę iš tikrųjų. Super. Būtent su šita, bet ir ne tik šita priemonė. Būtent tos 2 priemonės veikia sinergiškai. Taiga ir slavitonas. Jos abu naudojant. Čia tas pasivaikščiojimas, ne? Taip, nes taigoje yra 100% žolelių sudėtis, visiškai 100% natūrali. Todėl yra stipresnė koncentratas. Pas vieną klientę buvo guziukas kažkoksai kojų. Žinokit, jinai man sako, panaudojusi tikrai ne 1, ne 2. Sako, žinok, pas mane nebėra jokio guziuko, aš nebeužčiapiu jo. Nebėra. Fantastika. Galima sakyti, kad sutapimas. Nes iki tol tai buvo. Neaišku, iš kur kaip, bet tai vienas gal ten kažkoks toksai. Bet sako, aš tikrai džiaugiuosi, nes man matosi efektas. Jo, Inesa, galim sakyti, kad tai yra sutapimai. Tegul būna sutapimai, kai skausmas praeina užsiklijavus pleisterą nuo skausmo, ar ne? Tegul būna sutapimai moteriškų problemas, kai pranyksta. Svarbu, kad visa tai pranyksta. Ar tai nuo Tiandė produktų, ar sutapimai. Svarbu, kad gerėja situacija.
Tai va, ačiū tau, mieloji, tikrai šiandien labai puikiai, manau, davėme tikrai daug informacijos, daug atsiliepimų, skaidrėse, filmuke skaidrės tikrai galima perskaityti atsiliepimų žmonių, tikrų žmonių, tai yra tik dalelė, nes daugiausia, kaip Inesa sako, visi atsiliepimai yra žodiniai dažniausiai. Ir dar kas yra, žiūrėkit, kai žmogui kažkas nepatinka, visada parašys. Kodėl gyvenime yra, kad jeigu kažkas nepatiko, būtinai parašys, bet jeigu patiko, tai taip turi būti. Na ką, ačiū tau už laiką, ačiū, kad galiu, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad galiu dalintis, suprantu, kad reikia daugiau dalintis, daugiau kalbėti apie tai, nes matau, kad žmonės rašo, kreipiasi, džiaugiasi kartu už mus, kad mes kalbam apie tai, kalbam apie tam tikras problemas iš savo patirties, klientų patirčių ir tikrai turime labai daug nuostabių produktų ir tikrai jie yra vertingi, jie yra naudingi ir ačiū tau šiandieną už laiką kartu. Taip, ačiū tau, Inesa. Garsas truputėlį ne visada buvo labai tobulas, bet kas, manau, esmę tikrai suprasti pavyko. Tai tada gražios likusios dienos visiems. Dėkoju už buvimą kartu ir dėkoju, aišku, tau, Inesa. Mes apie tai turim kalbėti garsiai. Gražios dienos ir tau. Iki. Ačiū. Iki visiems geros dienos.